Žinote, iš tikrųjų gyvenime yra kaip parduotuvėje. Viskas parduodama. Bet ne už pinigus, o už apsisprendimą, ko tiksliai norim, ir ryžtą. Ir vėliau tendencingą darbą dėl to. Tai jeigu mes kažko neturim, nors ir norim, tai reiškia, kad mes ateinam į tą parduotuvę, gyvenimo parduotuvę, pasižiūrim į tą lentyną, pasivaikštom, bet tos prekės nepasiemam. Nepasiemam, nes netikim savim, kad nuėję prie kasos turėsim pakankamai pinigų ją nusipirkti. Tai koks be būtų dalykas gyvenime, mes turim apsispręsti, kad jo norim. Bet kartais yra daug dalykų, kurie trukdo apsispręsti. Kaip pavyzdys, aš galiu apsispręsti, bet aš po to bijosiu, kad neišeis padaryti iki galo. Tai dėl to aš net gal neapsisprendžiu, tiesiog atidėlioju tą sprendimą. Nes nenoriu patirti nesėkmės, nes tai sumažins mano pasitikėjimą savim, kaip pavyzdys, ir taip toliau. Bet juk visiems viskas aišku, senai ir labai aiškus tas kelias link kiekvieno dalyko gyvenime, ko mes norim, kad visų pirma yra apsisprendimas. Labai aiškus, konkretus, ryžtingas, kad aš noriu daryti tai ir tada pradedu daryti ir darau. Ir tai yra ta valiuta, su kuria aš galiu nusipirkti, ką tik noriu gyvenime. Ar tos valiutos užteks? Tai ta valiuta yra mūsų ryžtas ir tendencingas darbas. Tai ar užteks? Kiekvienas žinom pagal savo patirtį gyvenime, ką mes esam padarę, ką nuveikę ir žinom, kam užteko, kam neužteko. Ir kokios priežastys, kad mes nutraukiam kažkur tą kelionę link to, ko norim. Ir kodėl daug kas nedaro to sprendimo? Dėl to, kad daug kas vaikšto po tą parduotuvę, gyvenimo parduotuvę, neišsirenka, kurios prekės nori, bando pirkti pigias prekės. Žinot, pavyzdžiui, darbo skelbimai, kuriuose yra mažesnė alga, paprastesnis darbas, įprastai sulaukia žymiai daugiau kandidatų negu tie, kurių alga didelė ir pareigos atsakingesnės. Atrodytų, turėtų būti atvirkščiai, norim mes visi daugiau gauti ir mažiau dirbti, toks natūralus dėsnis. Bet dėja taip yra. Tai ką tai reiškia? Kad yra atsakomybė ir tada besirengant skelbimus norisi paprasčiau dirbti. Ir kartais mes susimažinam savo tą kriterijų pinigų dėl to, kad galvojam, ten per daug rizikinga, rizika. Ta pati, kad man nepasiseks, kažkas tai nepavyks, taip toliau. Tai čia ir yra ta rizika prieš mūsų ryžtą. Kas yra stipresnis? Ar mūsų baimė stipresnė? Kad rizika visgi nepasiteisins, ar mūsų ryžtas stipresnis, kad mes vis tiek kažkur naisim. Tai tas ryžtas yra mūsų virtuali piniginė gyvenimo dalykam įsigyti, bet kokiem, ką be paimtume. Ar tai būtų santykiai, ar gyvenamosios vietos keitimas, ar kažkoks naujas darbas, ar naujas automobilis, ar naujas papildomas investicinis kažkoks gal objektas, turtas, ar kelionės, ar kažkas. Viskas remiasi į tai, kad, gal man pritrūks pinigų, jeigu aš per daug keliausiu. Nebepavyks, kažkas bus. Ir dažnai tas atidėliojimas, tai yra pasivaikščiojimas po parduotuvę, pasiskundimas, kad prekės brangios, ar ten neišeina išsirinkti, grįžimas namo be nieko, arba su pigiausiais produktais. Tai pagalvokite apie tai.